Sveiki visus, su jumis sveikinasi Circle Celt. Naujasis šio Sentinel Vortex kanalas. Dabar, kaip matote, aš esu vėl čia su jumis naujame video, bet turiu šiek tiek naujienų. Pavyzdžiui, kad Sentinel Vortex kanalas nebebus plečiamas video, tiksliau, nebebus daugiau video Sentinel Vortex kanale, bus šitas kanalas. Na, tiek naujienų. Dar galiu pasakyti, kad video bus daug originalesni ir taip toliau. Tai dabar mes galim kibti prie darbo ir kapoti Tik čia. Taip, mes sukaposim šitą kiaulę ir gausim kiaulienos, kaip žinote. Tik čia, tik čia, tik čia, tik čia. Štai tu mėšė. Sorry kiaulės, kad taip su jumis elgiuosi. Bet kam iš vis tiek visos vienodos, tos pačias mėginis turit ir visą laiką atsiresponinat. Jūs kiaulės, duodat man maistuką. Atak čia. Štai mano maistas. Man jis bus reikalingas. Einam kapoti kitų kiaulių. Taigi, ką čia dar galiu papasakoti be šitų kiaulių? Na va, tiesiog daug kas klausite, kodėl nebėra šito Sentinel Vortex kanalo, bet tai patikėkite manimi, nereikėtų klausinėti to dalyko, nes aš turiu pats savo priežasčių. Tiesiog man nepatiko tas kanalas, jo kokybė ir taip toliau. Dabar mes turėsime naują. Ir štai tai tu kiaulėkia, mirsi vėl. Štai tai mirk. Tikiuosi mes nersime į naują ateitį su gera nuotaika, su gerais video ir su gerais žiūrovais tikriausiai. Taigi ir aš neabejoju, kad man atrodo, apsimokėjo tiesiog savo kanalą perversti. Taigi dabar visi galėsit mane vadinti Circle Celt ir tai yra naujo Minecraft video. Dabar mes savo nosį atkreipsime į Minecraftą. Taip, Minecraftas, jūs jau girdėjote, kas yra žaidimas. Dabar yra toks vienas prašymas. Svarbus. Sentinel Vortex kanale aš nežinau, ar man palikti senuosius video, nes gali būti, kad jie bus reikalingi, bet nežinau, greičiausiai tas kanalas bus ištrintas. Tik sakykite man, jeigu norite jūs, kad aš tą kanalą palikčiau ir galėtumėt žiūrėti mano senus video, bet jie buvo tikrai nekokybiški ir tikriausiai šitas kanalas bus viskas geriau. Bet, tu gal juokauji. Pilna karvių. Nuostabu. Dabar tik atsidarom inventorių ir pasidedam vieną štaip. Lentas sudedam taip iš šonų ir viskas gaunam. Dabar dar vienas dalykas. Jūs galvojate, kad daug youtuberių Minecrafto turi savo skinus. Bet man atrodo, kad skino kol kas aš neturėsiu, nes kam jums kreip dėmesį tą skiną, jeigu tas žmogus serveryje kokiam gali vis tiek matyti niką. Arba dar geresnis paaiškinimas, tai kam reikia skiną, jeigu originalus Minecraftas yra su tokiu skinu, kokio aš dabar esu. Taigi aš manau, kad kol kas lošiu su originaliu skinu, nes neturiu jokios prasmės įkeisti. Vėliau, kada gal biškį pažiūrėsiu, kaip seksis mano video, kaip jūs įvertinsit mano video, gali būti, kad tobulinsiu ir Minecraftą savo savižaidą. Nu, kaip aš esu vėliau, sakau, kaip aš žaisiu Minecraftą. Jeigu jūs norėsite, kad aš įsidėčiau skiną, tai sakykite. Man tai tas pats. Bet aš nežinau, ar aš vis tiek keisiu tą skiną. Man tinka, koks aš esu. Kaip sakoma, nereikia čia labai peikti, nes labai daug kas
tiesiog pyksta ant šito skino, nes jis nepatinka. Tai, nu, toks mačo dėsnis. Jeigu jam tinka šitas skinas, tai jis tą žmogus ir paliko. Ir mes, man atrodo, žaisim originaliai šitą žaidimą, todėl tada einame mes prisikeršti medienos. Ne, mūs karvę eisim priskirsti. Atek čia karvė. Atek čia. Merai. Nu štai dabar krosnį pasidarom, labai paprastai. Galima, aišku, mes tempti per blokus. Kaip matote, mūsų alkis iš viso mažas. Nesąmonė. Pasidarom iš lentų, tiksliau iš medienos rastų pasidarom šviežias lentas. Ir dabar pasiėmėme šitą karvę. Čia karvė. Jo. Nu, ką dar? Kaip matome, mes ateina biški naktis. Bet nenusiminkime, nes mes vis tiek sugalvosime ką nors, kaip įsikurti ar ką nors. What was this? Kas tam buvo? Nu, mačiau, kad ten sudegė skeleton, bet tai... Kodėl jisai ten atsirado? Ai, vėl jisai išlindo iš ten to keivo. Urva. Mums tas pats vis tiek, tegu jisai dega, man tas pats. Vis tiek jūs mane šaudot ir be jokio gailesčio. No mercy, kaip sakoma. Vis tiek. Aš nukritau. Čia gražios vietos visai. Reikės kažkur čia gyventi. Palauk. Kai čia pačioj ten. Karvė. Kriska. Aš jau užmušiau. Koks aš blogas. Ne, aš neblogas, juk vis tiek jūsų yra milijonais. Milijonais. Einam, ieškoti į savo workbencho. Dabar tikriausiai aš lošiu su tokiu humoru biški, nes visai neįdomu yra, kai jokių humoro žmogus nesuteikia į savo darbą. Taigi, tiesiog negalvokite, kad aš čia kvailas esu, aš tiesiog juokauju ir taip toliau ir... Mes matome avį. You die, Mr. Avis. Jis susibugino, čia susibugino avis. Tik tu čia. Tik tu. Okei. Tik tu. Mums prisimam tą pikeksą man, ai štai kur jis. O, kad visi tikrai susibugino. Nesupratau. Nemirtinga vis. Buk. Nesvarbu. Varom. Ieškoti nuotykių. Štai kaip matote pilna gėlių. Saulė, nepalik manęs. Leidžia saulė, nori čia palikt mane kažkokioj nakty. O ne, mes turim pasidaryti taigi įrankius, mes vis tiek nieko nepadarysim be jų. Turiu dar vieną prašymą. Tikrai prašyčiau, komentuokite mano video ir greičiausiai sulauksite naujų video visokių žaidimų kitų. Gali būti šaudynių, gali būti lenktynių, gali būti ir visokių kitokių, kokių jūs tik norite. Dabar kaip padaryti? Pikeks. X. Šaval. Nu, sakau, pas tos žaidimus aš žaisiu, jeigu jūs mano video būtinai vertinsite, nes vis tiek man tas dalykas yra svarbu. Be to įvertinimo aš negaliu suprasti, kaip viskas čia vyksta, kaip jums patinka mano video, ar iš vis gal nepatinka. Bet vis tiek turim daryti, ką turim. Manau, kad
Jo, mes turim dar 3 minutės video kūrimo laiko. Kaip dar vienas dalykas, žinote, kad... Palauk. Kite. Dar vienas dalykas, žinote, pirmosius video tu gali kelti tik tai iki 15 minučių, tas žiauriai užknisa. Todėl aš negalėsiu kurti tokių ilgų vaizdų įrašų, ką nors. Ką mes ten matom. Ir be to, man reikės sutvarkyti tą lagą biškį. Matom, kad mes pasiklydom. Dabar aš nerodysiu tokio blogo pavyzdžio bėgiot per naktį belekur. Reikia tiesiog įsikurti. Tuoj parodys, kaip tą padaryti. Einam, susirandam kokį nors vietelę. Kokią nors vietelę. Pabandysim ten įsikurti. Nu, pavyzdžiui. Netikslu. Ola kažkokia. Reikia ieškoti. Zombis. Zombas. Štai. Suvalgysim savo karbonadą. Ir bėgsime toliau. Nes mes bijome tų zombių. Ne, mes nebijome jų. Mes bijom būti užmušti. Oras, bet to kaip čia sprintinti įdomu. Greičiausias būdas keliauti yra bėgti ir tuo pačiu metu šokinėti. Šokinėti tuo pačiu metu. Taip yra greičiausias, bet va taip, aš galiu ir taip bėgti, va taip tiesiog greitai bėgti. Bet kai šokinėjai, tada bėgi. Ultimate greičių. Nelabai. Nu, turim. Nope. Turėjom olą. Neturėjom tiksliau. Nu ką, mes nelabai čia galim kuo įsikurt, manyčiau. Mums reikėjo... Va, mes matom kažkokią duobę ten. Dabar stop jump tais. Neužsimušėm. Reikia laikyti spacebar, kad nenori... Jeigu yra vieno bloko gylio vanduo, kai šokiai iš aukštai reikia laikyti spacebar, neužsimušė. Nope, čia yra... Nežinau, jūs tikrai nematote nieko, bet aš matau. To aš padarysiu magiją, kad matytum visi, kas čia yra. Štai. Ne, štai. Tu dek. Nu va, turime pasislėpti olą kažkokią ir pasidedame savo darbastalį. Na štai, atrodo turėsime pabaigti visus savo video, nes kai ši žinutė man parašė, nesam. Nu gerai, atrodo turime baigti savo video ir sakau jums sudie ir laukite antro epizodo. Viso.